Satnam. Šiandien mes esame 4 dienoj mūsų 4 planetų 4 laipsnėje kelionėje. Ir šiandien mes susitiksim su Jupiterio energija. Labai graži energija, labai trokštama energija, nes Jupiteris valdo mūsų gausos ir klestėjimo kanalą. Jisai atsakingas už mūsų augimą, už išmintį, žinias. Ir šiandien mes atliksime meditaciją Jupiteriui. Kundalini jogoje yra tikrai labai daug meditacijų skirtų gausai ir klestėjimui. Kundalini jogoje labai dažnai naudojama Jupiterio energija per pirštus. Ir kas senai su manim praktikuoja, žino, kad kiekvienas mūsų rankos pirštas yra atsakingas už tam tikrą energiją ir tam tikrą planetą veikia tą pirštą. Ir smilius, mūsų rodomasis pirštas, tai yra Jupiterio pirštas. Ir kiekvieną kartą, kai meditacijose mes naudojame pirštą Jupiterio kaip anteną, pavyzdžiui, kai mes sujungiame mūsų smilių ir nykštį į Gyan mudrą, mes naudojame Jupiterio energiją. Ir mūsų meditacija bus skirta be abejo išsiplėtimui, augimui, gausai ir klestėjimui. Tik noriu priminti, kaip visada, mes galime pasikviesti energiją, bet viskas priklauso nuo mūsų pačių. Nereikia sėdėti ir laukti, kad kažkas vyks savaime. Taip, kartais mums atrodo, kad kažkas vyko savaime, kažkoks stebuklas. Tai nevyksta savaime, tai dėl tos energijos, kuri yra jūsų viduje. Bet kuriam troškimui, norui, išsiplėtimui, augimui visą laiką yra reikalingas mūsų bent vienas žingsnis. Tai tiesiog mažas priminimas jums, ypatingai toms, kurios daug praktikuoja, daug medituoja, meditacijų, gausai, klestėjimui ir joms atrodo, kad nieko nevyksta gyvenime, jokių pokyčių nevyksta. Tai bet kuris pokytis įvyksta nuo jūsų pirmo žingsnio, nuo jūsų drąsos žengti tą žingsnį. Taigi, atsisėdame patogiai ir kaip visada, jūs galite naudoti pagalvėlę, sėdėti lengvoje pozoje arba tiesiog ant kėdės. Jeigu jūs sėdite ant kėdės, jūs pastatote pėdas ant grindų, jūsų stuburas tiesus, jūs neatsilošite ant kėdės, tiesiu stuburu, viršugalvio stebimės į viršų, pečius nuvedam atgal, rankas sujungime į Gyan mudrą, Jupiteris ir nykštis, smilius ir nykštis. Užmerkiam akis, keletą gilių kvėpavimų. Mes įkvepiam ir iškvepiam. Ir susijunkime su intencija. Ir tai gali būti jūsų asmeninė intencija, kažkokiam norui, troškimui, kažkokiai emocijai, būsenai, materialių dalykų troškimui. Bet kas šiuo metu jums rūpi. Arba prisijunkit prie bendros intencijos ir pakviesk Jupiterio energiją parodyti, kur yra ta gausa, kur yra klestėjimas gyvenime, kur yra tai, ką galimai nematau, nepastebiu.
ir tegul atsiveria visos galimybės pasiekti tai, ko labiausiai trokštame. Patrinam delnus. Atidarysime erdvę su mantromis. Sušildome delnus, nes delnuose yra labai daug taškų ir kanalų. Ir taip mes aktyvuojame mūsų kūno energiją. Sudedam į maldos mudrą. Nykščiai šiek tiek remiasi krūtinės ląstą, alkūnės paraleliai grindims, paspaudžiame delną į delną, stuburas labai tiesus, viršugalvių stiebėmis, pečius nuvedam atgal, iš karto einame į tiesią poziciją, akys užmerktos, giliai įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam antrai. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeve Name. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeve Name. Adgurai Name, Jugadgurai Name, Sadgurai Name, Siri Gurudeve Name. Dar kartą įkvepiam. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiame rankas ir apie mūsų meditaciją. Mūsų akis bus užmerktos ir akių fokusas bus į vietą tarp antakių. Tai yra, mes užmerkiam akis, suvedam akių fokusą į vietą tarp antakių. Mes garsiai kartosime mantrą. Har, harei, hari. 3 garsai. Har, harei, hari. Har, harei, hari. Kai mes tariame garsą har, mūsų liežuvis atsimuša į vietą už dantų, į mūsų gomurį. Har, harei, vėlgi ir garsas atsimuša hari. Mes aktyvuojame energiją tarp liežuvio ir gomurio. Neptūno meditacija, kas prisimenat. Aktyvuojame visus taškus ir tai yra kaip mūsų varikliukas toksai, kuris kaip paduoda signalą mūsų kūnui per mantrą, kuri mus veda į gausą ir klestėjimą. Har, harei, hari. Har, harei, hari. Ta kelio šį kartą nebus, kuris mūsų ves, bus muzika, kuri gros ir jūs savarankiškai kartosit garsiai mantrą. Kodėl svarbu garsiai kartoti mantrą? Nes taip mūsų kūnas susijungia su mantros vibracija. Sujungime kumščius, ištiesiam tik smilių, Jupiterio pirštą ir nykščiais prispaudžiame visus kitus pirštus. Smilius yra ištiestas. Alkūnės yra prie kūno, beveik prispaustos. Mes piešime nedidelį ratą su smiliais. Dešinės ranka eina prieš laikrodžio rodiklę, kairė ranka palei laikrodžio rodiklę. Bet jeigu ir susimaišysit ir eisit į kitą pusę, nieko baisaus tikrai neįvyks. Taigi, sukomasis judesys, akis užmerktas, akių fokusas tarp antakių ir mes pradedam su mantra. Har, harei, hari. Har, harei, hari. Har, harei, hari. Har, harei, hari. Ir eikite į savo tempą ir judėkite su tempu, su savu.
garsiai nekartosiu, taip, kad jūs galėtumėt girdėti savo balsą ir su savo tempu judėti meditacijai. Laikykite smėlį labai įtemptą, kaip antena, aplink kurią sukate savo energiją. Pažaiskite su ta energija, su savo pirštu ir energija aplinkui.
O dabar tęsime tik su garsu har. Ir greitai sukame pirštus, maksimaliai greitai. Har, 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 har. Sustabdome judesį, giliai įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, iškvepiam, dar kartą įkvepiam, užlaikome įkvėpimą, įtempiam smilių, suspaudžiame visą kūną, iškvepiam, dar kartą įkvepiam, užlaikome, įtempiam smilių, įtempiam visą kūną. Ir iškvepiam, nuleidžiame rankas ant kelių, Gyan mudra, nykštys ir smilius, akis užmerktos ir dar keletą akimirkų, keletą kvėpavimų. Dar vienas gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir sudedam rankas į maldos mudrą, uždarysim mūsų praktiką su vienu ilgu satnam. Įkvėpiam mantrai. Dėkoju Jums, jeigu buvot šias 4 dienas kartu ir praktikavot, meditavot. Jeigu Jums patiko, sekmadienį mes turėsime Saturno energijos klasę, Jūs galite rezervuoti, registruotis į šią praktiką, kaip visą laiką energetiniai mainai iš Jūsų pajautimo. O ateityje sekite Telegramo kanalą, sekite mano socialinius tinklus, visą laiką paskelbiu visas praktikas, kurias atliekame ypatingai jaunaties ir pilnaties mūsų žymes, meditacijas ir praktikas. Iki sekančio karto. Ačiū Jums labai.